Šiandien mes papasakosime apie automobilį, kuris Lietuvoje, o galbūt net ir visoje Europoje yra šiek tiek primirštas. Tai mažas miesto automobilis Suzuki Swift. Tiesa, mes išbandėm ypatingąją versiją. Prie pavadinimo prirašytas nedidelis žodis Sport. Šis automobilis debiutavo praėjusių metų rudenį Frankfurto automobilių parodoje ir į Lietuvą atkeliavo tik šį pavasarį. Nors išoriškai Sport versija nuo paprasto Swifto skiriasi tik nedideliais stilistiniais niuansais, tačiau iš esmės tai lyg du skirtingi automobiliai. Sportinė versija pasižymi pažemintų kėbulų, didesnėmis priekinėmis grotelėmis, 17 colių ratais ir žinoma gale agresyvūs išmetimo vamzdžiai bei galinis oro aptakas. Bazinis Swiftas kainuoja 40 000 litų. Išvysto 96 arklio galias ir yra lėtas lyg sraigė. Šitas kainuoja 60 000 ir išvysto net 136 arklio galias ir yra tikrai nelėtas, netgi labai greitas. Japonai iš Suzuki kompanijos nepasiduoda madai kurti vis didesnius ir sunkesnius automobilius. Štai šis Swiftas sveria vos 1100 kg, išvysto net 136 arklio galias. Tokios dinamikos pakaktų net patyrusiam vairuotojui. Iš tikrųjų, šiais laikais 136 arkliais nieko nebenustebinsi. Tačiau gale dar ne viskas. Svoris, štai kur yra automobilio esmė. Išspausti daug arklių lengva, pakanka sumontuoti didelio tūrio variklį. Japonai 136 arkliukus išgavo iš vos 1,6 litro darbinio tūrio. Tai reiškia, kad variklis nedidelis ir lengvas. Gamintojai teigia, kad šį variklį kūrė specialiai šitam modeliui. Jo paslaptis – kintamų fazių vožtuvų sistema. Maždaug nuo 4000 apsisukimų per minutę variklis tarsi atgyja ir įgauna antrą kvėpavimą. Swift Sportas montuojamas su mechaninė 6 pavarų dėžė. Jos eiga nedidelė, o pavaros jungiamos tiksliai. Automobilis iš vietos iki 100 km/h įsibėgėja per 8,7 sekundės. Tiesiame lygiame kelyje jis negali lenktyniauti su galingais BMW ar Audi, tačiau vingiuotoje kelio dalyje pasivyti tokį mažą raudoną spuogą gali būti labai sunku net kelis šimtus arklių turintiems automobiliams. Jis puikiai valdomas, lengvai įveikia posūkius. Tai tikras klasikinis senų laikų taip vadinamas karštas hatchbackas, kai svarbiausias dalykas šiuose automobiliuose buvo ne galia, o nedidelis svoris ir santykinai nedidelė kaina. Deja, dabar tokių europiečiai nebegamina. Swift Sportas nuo paprastų brolių skiriasi ir peržiūrėta pakaba. Amortizatoriai kietesni, spyruoklės standesnės. Viskas skirta kuo greitesniam posūkių įveikimui. Deja, nuo to nukentėjo komfortas, bet juk tokių automobilių pirkėjai jo ir neieško. Jeigu norit, šis automobilis lengvai gali tapti ir paprastų miesto automobiliuku. Na taip, jis yra kiek nervingas važiuojant lėtai, tačiau apsipratus su valdymu, Swift Sportas jūsų nevargins. Jis netgi turi šiokią tokią garso izoliaciją. Beje, šis automobilis palyginus ekonomiškas. Gamintojai deklaruoja, kad jis vidutiniškai vartoja 6,4 litro benzino. Testo metu šie parodymai pernelyg nesiskyrė. Tikrai ne pačiu ekonomiškiausiu režimu važiuojant automobilio kompiuteris rodė vidutinės 6,9 litro sąnaudas. Viduje automobilis surinktas gal ir kokybiškai, tačiau plasmasės kietos kaip akmuo. Bet, kaip sakė prieš kokius 5 ar 7 metus vienas Hyundai kompanijos vadovų, svarbiausia mašinos viduje yra 3 dalykai, kuriuos liečia žmogus. Tai yra vairas, pavarų perjungimas virtis ir sėdynės. Šio automobilio viduje yra viskas, ko gali prireikti kasdieniam važinėjimui. Bluetooth sistema, klimato kontrolė, USB jungtis, stabilumo kontrolės sistema ir net 7 saugos oro pagalvės, įskaitant ir tą, kuri saugo vairuotojo kelius. Čia jau standartinėje versijoje sumontuoti net galiniai parkavimo davikliai. Automobilis turi puikias sėdynės, patogų oda aptrauktą vairą. Automobilis turi duris, tad patekti ant galinių sėdynių nebus paprasta, nors kažkaip įsispraudus čia vietos visai pakanka. Deja, 5-durės Sport versijos nėra, tokiu atveju tektų tenkintis paprastų Swiftų. Egzistuoja čia ir bagažinė, bet turiu pripažinti, kad ji labiau simboliška.
Nors turint omenyje, kad tai automobilis skirtas pašėlusiam jaunimui, tokios bagažinės neilgoms kelionėms užteks. Jeigu norit keliauti toliau, teks tai daryti dviese, nes galinės sėdynės lengvai atsilenkia ir 2 žmonių manta čia turėtų nesunkiai tilpti. Taigi, tai puikus automobilis, tik gaila, kad tokio tipo mašinų lietuviai nemėgsta ir jų neperka. Štai ir šis atgabentas į Lietuvą trumpam ir netrukus, deja, paliks mūsų šalį.